noriu finansiškai geriausio pasiūlymo, noriu nuomininko, kuris būtų ir tvarkingas, ir mokus. Daug laiko sugaištu atmesdamas skelbimus, kuriuose yra prastos kokybės butai. Nemoku padaryti gražių nuotraukų ar video. Na, ir neturiu tam reikalingos įrangos. Negaliu susidaryti pilno įspūdžio apie butą nuotoliniu būdu, dėl to turiu važiuoti ir apžiūrėti kiekvieną butą atskirai. Nenoriu kreiptis į nekilnojamo turto agentus. Kodėl aš jums turėčiau atiduoti viso mėnesio nuomos mokestį? Kai nori išsinuomoti butą, kurį nuomoja nekilnojamo turto agentas, tu turi jam sumokėti porą šimtų eurų, nors jo paslaugų tau net realiai nereikėjo. Neturiu laiko visom šitom nesąmonėm. Kelis kartus per dieną kalbėtis telefonu, rengti nuomos sutartį, derinti apžiūros laikus, susitikinėti. Ne, čia tikrai ne man. Tik nenueik į skelbimų portalus kelias valandas ir iškart praleisi kokį nors gerą butą. Visos problemos dingo, kai atsirado platforma Numa. Man nebereikia rūpintis nuotraukomis, man nereikia nervintis dėl kainų. Užsiregistravus sistemoje, viską atliks Numa. Su Numa sutaupau laiko, nes platformoje skelbiami tik normalios kokybės butai, jie yra išsamiai nufilmuoti, dėl to galiu juos apžiūrėti nuotoliniu būdu. Nereikia nuolat budėti prie portalo, kad ko nors nepraleisčiau. Visi skelbimai čia yra aktualūs ir galioja bent porą dienų. Ir jeigu butas patinka, aš iš karto galiu pateikti pasiūlymą jo nuomai. Platformoje galiu matyti, kokie kainos pasiūlymai pateikti mano butui. Galiu nuspręsti, kada rengti gyvas apžiūras man tinkamų laikų. O pasibaigus aukcionui, su geriausią pasiūlymą pateikusiu asmeniu susitikti gyvai, kad susipažinčiau. Manau, kad šitas butas man tinka ir nors sistema leidžia nuvažiuoti ir pažiūrėti jį gyvai be abejo, bet aš pasitikiu video medžiagą ir dėl to pateiksiu pasiūlymą. Na tai kaip, butas? Gerai, visiškai kaip vaizdo medžiaga. Gerai, tada sėdam. Sutartį patvirtinti. Gerai, sėdam, prisijungsim prie platformos, ten jau viskas mums yra paruošta, sutartį ten ir pasirašysim.